Aha. Labai aukštas žmogus. Gerai. Na tai jeigu dabar kalbam apie tą fanatizmą, tai pirmiausia pasižiūrėkim, kas tas daiktas ir tas fanatizmas, iš kur jis čia radosi ir kaip čia, ir ką dabar čia su tuo dalyku daryti. Dabar tikrai nekalbėsim apie pasaulio religijas, vyraujančių religijų yra bent 4, gal tai ne tos konferencijos tema, kalbėsim apie tai, kiek dabar keičiasi visuomenė ir kaip jinai keičiasi ir ar čia yra to fanatizmo apraiškų ar nėra. Dabar fanatizmas religinis, na jeigu taip analizavus, kas tai yra iš tikrųjų, tikėtina, kad tai gal daugiau asmenybės problema. Būna asmenybė vidutiniškai tikinti, vidutiniškai religinga, bet gebanti kitus žmonės išjudinti didžiulius fanatinius tokius pajudėjimus, poslinkius. Ir atvirkščiai, sakykime, fanatizmą gali sąlygoti per didelis įsigilinimas į vieną ar kitą pasaulėžiūrą. Ir jau šiuo atveju tai gal toks individualus reiškimasis tos personalijos. Na ir kad neplaukėtų abstrakčiai, gal sakyčiau, reikėtų pabandyti pailiustruoti mūsų gyvenimą nuo 47 metų iki 87 metų. Aš kalbu apie 1947 ir 87 ir ten stipriai tikėjo žmonės į socializmą, marksizmą. O marksizmas buvo filosofija, kurios pagrindas buvo tikėjimas. Reikėjo tikėti, kad bus sukurtas brandus socializmas, kuris peraugs į komunizmą ir žmonės gyvens rojuje, viską turėdami ir nieko nedarydami. Tai nemenka dalis įtikėjimo. Marksizmas, nuo pat pradžių marksizmas turėjo tikėjimą užtaisą. Reikėjo tikėti, kad proletariatas nugalės, proletariato diktatūra nugalės visą pasaulį, proletariato pergalės užvaldys visą pasaulį. Žodžiu, tai yra tikėjimas. Taip? Reikėjo tikėti, kad proletariato šmėkla vaikšto po Europą, viskas buvo paremta tikėjimu. Be abejo, buvo šventės, buvo apeigos. Šiaip aš, tiesą sakant, dabar nelabai matau didelį skirtumą, kaip žmonės tada gegužės 1 vaikščiojo su vėliavom po gatves. Ir dabar didelio skirtumo aš nematau, kaip tie patys žmonės su vėliavom vaikšto prie šventorių. Taip pat fanatiškai pakeltos akys, tie patys egzaltuoti žvilgsniai, tas pats fanatiškumas ir, jeigu norit, fanatizmas. Tai yra mokytojos, kurios dėjo paukštukus, kad vaikai lanko pamaldas ir juos skųsdavo mokymo dalies vedėjai. Dabar tos pačios mokytojos pirmos sėdi klaupiuose. Kadangi nebereikia statyti komunizmo, nebereikia statyti Baikalo mūro magistralės, tai dabar draugiškai būriais kolonomis visi vedami statyti Kristaus karalystę žemėje. Nu, toks keistas elgesys su visuomenė. Visą laiką noras taip paklausti, ar galima mus kur nors nevesti ir neversti nieko statyti. Žodžiu, nuo vienos mitologijos prie kitos. Buvom religingi viena religija. Dabar 87 metais, nuo 47 iki 87 religingi viena religija. Įtikėję į vieną tiesą. Dabar 87 metais, o tiksliau 90 metais, NKVDistai, KGBistai, CK nariai, TSKP dėstytojai, taip, ideologai, kompartijos ideologai ir NKVDistai sustojo katedros priekyje ir kadangi nebereikia statyti komunizmo, jie greit sumetė, kad reikia statyti Kristaus karalystę žemėje. Ir jie bandė prisiminti, kaip reikia žegnotis. Ir štai mes turim antrą fanatizmo apraišką. Ir ką galiu pasakyti, kad per 20 metų šita visuomenė stipriai sukatalikėjo. Jeigu norit, tai yra vėlgi naujo religinio fanatizmo apraiškos. Na, aišku, reikėjo pasveikinti žinijos auditoriją ir žmonės, nes jau 10 metų, pavyzdžiui, Kaune, šaunuolio Sigito Tamkevičiaus pastangomis, Kauno žinija uždaryta.
Tas namas puikiai save išsilaikė, ta administracija puikiai dirbo. Aš ten skaičiau ne vieną pranešimą ir paskaitas, bet vėlgi, sakyčiau, religinio fanatizmo apraiškos. Sunaikinti žiniją, dabar tas namas stovi atidrėkęs, nubirusių tinku, niekas jame nebevyksta jau seniai. Tai nėra gerai. Taip, žodžiu, ar vienu ar kitu atveju reiktų pastebėti, kad ar socializmo, komunizmo religija, ar katalikiškoji religija, tai yra tas pats agregoras. Bet apie agregorus gal kalbėsime vėliau. Na, sakysit, gerai. Tarkim, yra to fanatizmo apraiškos, tarkim, lietuviai negali būti riboti, jeigu tu leisi valstyti į bažnyčią, tai jis melsis tol, kol galva pramuš grindis, viskas tvarkoj. Bet, sakykim, kas mane neramina tame realiame praktinėme gyvenime. Štai situacija su vardais. Aš dabar dėstau Šiauliuose, 3 amžiaus universitete, ir mes ėmėm išsityrinėjom tokį įdomų fragmentą Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Na, tai auditorija, koks tas tėvo vardas? Koks tėvo vardas? Tėvas yra giminė, įvardis tėvas, taip? Tai koks jo vardas? Koks tėvo vardas? Jis yra šventas. Negi nieks nežino, katalikai. Taip, Jehovos liudytojai žino vardą. O sakykim, o dori katalikai nežino jo vardą? Kūrėjas, tai amatas, absoliutas, panašu į Gėravą. Kas dar? Jeigu indusas meldžiasi Brahmai ir jam nekyla klausimo, kaip jo vardas, jeigu skandinavas meldžiasi Odinui ir jam nekyla klausimas, kaip jo vardas, Odinas, Vodanas, jeigu baltas lietuvis meldžiasi Pramžiui ir čia viskas tvarkoja, jeigu bet kuris musulmonas prikeltas vidury nakties pasakys, kad Dievas tėvas yra Allahas, tai kodėl krikščionis nežino vardą? Įdomu, ne? Įdomi tema, aišku, mano studentai pakibo, nežinau, kaip jie parašys raštų darbą, nes tai rimta tema. Akcentuojamas šventas vardas, kurio nėra. Sako tėvas, giminė, aukščiausias. Sakau, jeigu aukščiausias, tai tada Sabonis. Netinka? Emanuelis tai yra su mumis Dievas žydiškai. Dabar nuimkim tą temą ir pasižiūrėkim, kas darosi Lietuvoje su vardais. Situacija tokia, kad ta naujoji religija, naujoji ideologija jau vyroja 20 metų, nuo 90 metų. Ir štai 11 metų Google'e, internete, Google'e 11 metų populiariausias lietuviškų vardų dešimtukas, berniukų. Pirmoje vietoje Lukas. Hebrajiškas, Matas hebrajiškas, Jokūbas hebrajiškas, Nojus hebrajiškas, Dovydas hebrajiškas. 6 vietoj Dominikas lotyniškas, Emilis graikų lotynų, Gustas lotyniškas, Danielius hebrajiškas, Kajus lotyniškas. Čia populiariausias lietuviškų vardų dešimtukas, iš kurių 6 vardai yra žydiški. Čia lietuviški vardai. Važiuojam toliau. Mergaičių. 11 metų populiariausiai vardų dešimtukas. Ugnė lietuviškas, Emilija graikų lotynų, Gabija lietuviškas, ugnies deivė, Austėja, bičių deivė, lietuviškas, Kamilė lotyniškas, Gabrielė hebrajiškas, Urtė graikų lotynų, Goda germaniškas, Ieva, arba hebrajiškas. Jeigu sekti tą žydų pasakėčią, taip, apie Adomą ir Ievą, tai gali būti hebrajiškas, jeigu medis, tai lietuviškas, Miglė lietuviškas. Ir taip mes turim iš 10 mergaičių vardų dar pusę velnio, 4, su Ieva tikėtina 5 lietuviški vardai. Dėl Ievos abejonės. Tai kas įvyko su berniukų vardais? Kur dingo Mindaugai, Kęstučiai, Birutės, Vytautai, Algirdai, Žygimantai? Neliko
Neliko karalių ir kunigaikščių vardų ir jie ką nebereikalingi po velnių, kas čia pasidarė. Tai ar krikščionybė nėra genocidas nacijai? Kas žinoma? Ar yra žinoma, ar nėra žinoma? Skaudus klausimas. Yra genocidas nacijai. Tai yra krikščionybės siekia visus suvienodinti, nutrinti visus skirtumus nacionalinius, visus aprengti vienodais vardais. Kada tai ta velniava prasidėjo? 1545 metais, 1563 metais vyko Tridento susirinkimas. Kodėl taip ilgai? Na, popiežiai tuo laiku gyveno 2-3 metus, jie buvo nuodėmi kaip šunys. 2-3 metai mirtis, paimkite medžiagą iš interneto Tridento susirinkimas. 2-3 metai ir vėl keičiasi popiežius, 2-3 metai ir vėl keičiasi popiežius. Vyko karai ir susirinkimas įsitempė į 14 metų. Ką jie nubalsavo, ką jie priėmė? Na, reikia pripažinti, kad Tridento susirinkimas buvo atsakas į Liuterio reformaciją ir apskritai atsakas į reformacijos procesus Europoje. Ir štai Tridento susirinkimo direktyvose nubalsuota leisti versti šventraštį į vietinės kalbas. Reikia pasakyti, kad buvo šventai tikima, kad Dievas tai supranta lotyniškai. Dėl to visaks kitoks meldimasis yra niekinis. Na, o po Tridento susirinkimo jau buvo leista versti šventraštį į vietinės kalbas ir buvo nuspręsta ruošti šventikus kalbėti vietinėmis kalbomis. Tai gimsta Vilniaus universitetas. 1579. Grigaliaus 13 nutarimu, jėzuitai pradeda ruošti šventikus kalbėsiančius lietuviškai. Tai prasideda Vilniaus universitetas. Universiteto pradžia tai yra paprasčiausia kunigų kalikla. Kunigų kalikla. Ką jie padaro baisaus? Beje, dėl maldos. Tai palaukit. O gal tėve mūsų geriau kalbėti žydiškai? Hebrajų Dievas greičiausiai supras. Gal tėve mūsų kalbėjimas lietuviškai yra niekinis dalykas? Na dabar aš meldžiuosi į Brahmą skandinaviškai, o į Odiną Vodaną indiškai. Ką tie dievai sakytų? Ką tu čia darai? Kalbėk žmoniškai, ar ne? Į Perkūną aš dabar kreipsiu vokiškai. Gal reikėtų kreiptis lietuviškai. Tai vat pagalvokit, ar tėve mūsų nereikėtų kalbėti žydiškai, ar jau bent lotyniškai. Nu, nesvarbu, Tridento susirinkimas leidžia kalbėti su dievais savo kalba. Tačiau ką padaro Tridento susirinkimas baisaus? Jisai uždraudžia krikštyti vietiniais vardais. Ir nuo 1564 metų iš lietuvių kalbos dingsta Vytautai, Kęstučiai, Birutės ir Mindaugai. Ir tie vardai atsiranda tik po 350 metų, kai kūrėsi Ana Lietuva. Anas tarpukaris. Ana Lietuva, kurdamas amžiaus pradžioje, akcentavo mūsų praeitį kaip didinga, garbinga. Buvo romantizuojama lengvai praeitis, bet tai buvo nacionalinis atgimimas ir, sakykime, nelygu kaip dabar, nuo 200 metų iš karto įsijungia krikščionybė. Bet kas įdomu, kad Simonas Daukantas, pirmas istorikas tyrinėjęs Petrapilį, jis žiūrėjo, tai kaip mes tarėm žodį Mindaugas. Nes gutai rašo taip, lenkai taip, vokiečiai taip, rusai šitaip, tai kaip mes tą žodį sakėm. Žodžiu, mažutis potvarkis Tridente vos nenužudo nacijos istorijos. Tai gerai, kad šitie šmikiai užrašė. Tie gudai, lenkai, vokiečiai ir rusai ir anglai. Tai gerai, o kiek neužrašė? Reiškia, mažutis potvarkis Tridente. Tai va tie vardai pradeda atgimti su naujaja Lietuva. 300 metais pabyra Vytautai, nes buvo Vytauto 500-osios mirties metinės. Ir čia viskas tvarkoja, bet bažnyčia ir toliau prisilaiko Tridento susirinkimo direktyvų ir nekrikštyja vietiniais vardais. Tokiu būdu gimsta Algis Julius Greimas, Algis Julius, Algirdas Mykolas, Audrys Juozas, baltų folkloras šonan ir žydų folkloras ant viršaus. Krikščionybė yra žydų folkloras. Ar auditorijai tinka tokia koncepcija? Krikščionybė yra žydų folkloras. Jeigu mes sutarsim dėl tokios interpretacijos, ko gero ir tada toliau susikalbėsime. Na, matyti, Audriaus tėveliai buvo romantinių pažiūrų, bet kunigas nesutiko kategoriškai, nes Audrys yra pagonių dievas. Ir buvo priversti tėveliai sugalvoti vardą, kuris kažką doro pelnė krikščionybei. Toliau prisilaikoma Tridento susirinkimo direktyvų ir toliau nekrikštijama vietiniais vardais.
Dabar aš savo studentams Šiauliuose vėl daviau užduotį, vėl jie prastai su ją susitvarkė. Šitą auditoriją brandesnė, gal jai labiau pasiseks. Dabar Audrys Juozas Bačkis su Jonu Trinkūnu, kaip matot, pagonių krivis turi žydišką vardą, Joną, krikščionių šventikas turi pagonišką vardą, Audrį, taip. Varduose Jovalas, kaip turi būti. Dabar Audrys Juozas Bačkis rėkia Trinkūnui į veidą, pagonybė buvo net ne kultūra. Čia antras Lietuvos televizijos kanalas. Jonas juokėsi, aš tai nesijuokčiau. Ir dar Audrys rėkia, baltų kultūra, pagonybė buvo net ne kultūra. Nu, klausimas tada Audry, kodėl tokia nekultūringa kalba šneki? Kodėl tokia nekultūringa kalba tiek daug pasaulio universitetų nori studijuoti, baltistikos katedros ir panašiai? Tai gal pirmiausia, Audry, susidegink savo vardą, sudegink, suplėšyk Katedros aikštėje, daugiau niekad nedėvėk, nenešiok. Dabar kyla klausimas. Audrys, pagonių dievas, Audrį melsdavosi kuršias ir lyvės, laukdamas vyrų iš jūrų, iš marių. Ir šitas vardas yra nešventas. O impotentas žydas Stalius yra šventas. Kame ta žydai šventums ir kame ta pagonių dievo nebešventums? Kuo jisai buvo šventesnis už baltų dievą šitas Juozas? Gal jisai švenčiau kažkaip lentas obliavo? Ar šventas patapo, kad Marijos neobliavo? Baltų dievas nešventas, Stalius šventas. Nesueina galai. Kaip čia yra dabar? Ar čia jau tas fanatizmas taip jau čia reiškiasi? Ar kaip man čia tai suprasti? Įdomu, ne? Nu, nesvarbu. Vėl matot, ir brandi auditorija nesiruošia laikyti namų darbų. Negerai. Gerai, dabar, žodžiu, kaip matom, naujoji ideologija įtakoja kultūrą, įtakoja tėvų pasaulėžiūrą, įtakoja tėvų elgesį ir vertybės. Ir visumoje vardų situacija rodo, kad yra tolstama nuo kultūros, nuo tradicijų, nuo pasaulėžiūros. Etnokultūra yra naikinama ir griaunama labai sparčiai, užteko vos 20 metų. Na, jau minėjau šaunuolį Audrį Juozą, paminėjom Sigitą Tamkevičių. Kame šaunuolis, pavyzdžiui, kuo mane sužavėjo Sigitas Tamkevičius? Nu, čia biški senesni laikai, reiškia, ta pranešėjo tema turėtų būti labai aktuali. Dabar mes bruksimės, kas vyko pagonybės laikais. Nu, neaktualu, sakysi. Tai vat štai 9 metai. Akademinė visuomenė sako, nu tai rodom 400 metų anos Lietuvos, nu ir 600 metų jau tos naujosios Lietuvos. Nes pažiūrėkit, 1579 buvo pradėta ruošti kunigus kalbėti lietuviškai. Tai kada išėjo pirma laida? 1585. Nu, praktiškai 1600-aisiais jau pradėta girdėti lietuviškai kalbėti bažnyčiose. Iki tol tai valstiečiai snaudė suvaryti kaip arkliai, o bajorai rūkė pypkės bažnyčiose, nes jie nieko nesupratė, kad tas kunigas latiniškai čia neša. Na tai 400 metų senosios Lietuvos, buvo Lietuvos tūkstantmetis minimas, nu ir 600 metų naujosios Lietuvos. Ką daro šaunuolis Sigitas Tamkevičius? Nė velnio, skelbiamas Lietuvos evangelizacijos tūkstantmetis. Ėjo žmogus su knygelė rankose, pagonės jam dėjo galvą, jis išleido dvasią. Nesvarbu, bet jis tą knygelę iki Lietuvos buvo atnešęs. Vat ir dėl to skelbiamas Lietuvos evangelizacijos tūkstantmetis. O tai kaip, taigi dar 1410 metais vyrai akimis ieškojo, pas ką ant pilvo kryžius, nu ir reikia užtrankyti, tai buvo Žalgirio kautynės. Aš sakyčiau, kad 400 metų tokių, 600 metų tokių, ką jau padarysi, kaip yra, taip yra. Bet skelbiamas evangelizacijos tūkstantmetis. Dabar žiūriu internete, žiūriu, užkliuvau, reiškia, čia ruošiau tokį straipsnelį, užkliuvau. 3. Lietuvos krikštas.
O Gedas galvojo, tai kada buvo pirmi du? Pasirodo, Brunono atėjimas tai yra pirmasis Lietuvos krikštas. Mindaugas su savo piliečiais pilėnais pasikrikštijo Nalšioje, tai čia yra antrasis krikštas. Palaukit, Mindaugas su savo pilies gyventojais pasikrikštino, tai prie ko čia Lietuva, aš nesuprantu. Ir trečiasis Lietuvos krikštas yra Jogailos krikštas. Pirmas krikštas yra Bonifacijus Brunono, išmokit. Antras krikštas yra Mindaugo krikštas. Tiesa, ką daryti su Justinu Marcinkevičium amžinatilsiu? Poemą reikės patvarkyti. Kas turi senąją poemą, pasidėkit, bus bukinistinė vertybė. Jau istorijoje neberašoma, kad Mindaugas po 6 metų trenkė karūną į kampą ir atkrito. Šitas vietos nebėra. Jis buvo krikščionis nuo vystyklų iki pabaigos. Ar čia nedesperatiškas noras, fanatiškas noras būti kaip visi? Reiškia, esam paskundėjai pagonis, ne fasonas. Būkim kaip visi. Nu, jeigu suprasti, kad, klausykit, kad pirmas Lietuvos krikštas buvo 1009 metais, tai mes daug valstybių aplenksim, jo pavysim ir aplenksim pagal krikščioniškumą. Tai va, žodžiu, tokie smagūs paišdykavimai, kaip perdodama istorija, kaip kažkas tai ideologizuojama, panašiai ir panašiai. Na ir dar vienas aspektas, kuris, pavyzdžiui, užkliuvo man, nes aš dirbu su žmonėmis. Ir aš tą dalį pranešimą pasižymėjau žuvis ganda nuo galvos. Tokia šokėja Santos, žurnale Žmonės rašo, kad jos visi vaikai yra nuo skirtingų 6 vyrų ir kad vyras esantis šalia jos turėtų visą laiką žinoti, kad bet kada gali būti pakeistas. Įdomi tezė, įdomi koncepcija, įdomus požiūris į gyvenimą. Valio. Na, žiūrėkim, iš kur tai randasi. Iš kur tai randasi, kodėl kultūroje dabar be tėvystė, kodėl turim bemkartų kultūrą, vaikai nežino savo tėvų. Jaunystėje skaičiau tokią knygą, žuvis nepažįsta savo vaikų. Lietuviai dabar vaikai nepažįsta savo tėvų. Na, pažiūrėkim, iš kur čia dygsta kojos. Kaip ten Ruska radija sako, jeigu rankos dygsta ne iš tos vietos, tai čia reiškia kojos. Tai dabar pažiūrėkime Mahometo desperaciją. Sakiau, kad neliesim kitų religijų, neliesim kitų tikėjimų, bet Mahometas vieną gražų rytą atbėga į Kabą, nesusisukęs turbano, vienmarškinis, vienplaukis. Kaboje stovėjo skulptūros. Mirjam ir Isa, tiesa straipsnis nutylė, kas stovėjo šituose kampuose. Žodžiu, jis visas paėmęs, reiškia, į glėbį, išvilko iš šventyklos, iš Kabos ir ištrenkė į pamazgų duobę. Mokiniai klausė mokytojų, ką jūs padarėt. Jis joks Dievo sūnus. Man atėjo ryte nušvitimas. Jis sakė mokiniams, kad jam visą laiką, jis ryte nušvisdavo, jam buvo diktuojamas tekstas. Taip jis parašė Koraną. Jam atėjo žinia, kad jis joks Dievo sūnus. Mokytojų, paaiškinkit. Na, situacija buvo tokia. Vyriausiasis žydų dievas mato, kaip žydaitė per mažai užsiklojus, per labai įsiskietus miegą ir nesusiturėjo gina bagas. Na ir gal dabar, sakyčiau, Jahvė reikėtų patraukti baudžiamojimą atsakomybėn, kad jisai pasinaudojo nepilnametę, nes Marija buvo tik 15. Vienok, kaip ten buvo, tai buvo, ką dabar padarysi, kitą rytą jam neramu. Jis sako Gabrieliui, Gabrielė, tu jai pasakyk, nes jinai nežino. Pasakyk, kad nesipriešintų. O Gabrielis sako, ką pasakyt? Aš tau sakau, eik tu jai ir tu jai pasakyk. Gabrielis desperatiškai sako, viešpatie jūs ir vėl, net tavo reikalas.
Gabrielius atskrenda, sako, Marija, tu nesipriešik, tu jau neščia. Tas sako, ir dar merga, tu jau neščia, nesipriešik. Ką sako Mahometas? Jahve turėjo Mariją pakviesti prie altoriaus. Marija prie altoriaus turėjo ateiti skaisti. Visa veselė lieka veseliot prie ilgų stalų, jaunieji eina gult. Turėjo būti patiesta švari graži nauja paklodė. Rytain bus iškelta kaip vėliava, kad visi matytų. Mahometas sako, ne pirmagimis, tikėtina ne pirmagimis ir ne vienatinis. Daugų daugiausia nesantuokinis. Nei Talmudas, nei Senasis testamentas prieš tai nefiksuoja, kad Jahve šitą nekilmingą žydaitę vedė prie altoriaus. Tai jeigu nebuvo altoriaus ir nebuvo pirmos nakties, tai koks čia Dievo sūnus? Nesantuokinis, tai valio, pridėkim nesantuokinis. Reziumuoju. Mes nuėjom paskui nesantuokinį ir turim nesantuokinių visuomenę. Dar vienas momentas. Dievai tvartuose negimsta, jie gimsta Olimpe. Žodžiu, žuvis genda nuo galvos. Po 2000 metų pramušė absoliučiai nesantuokinių visuomenę. Čia aš kalbu savo vienas į pievas, gal turit kažkas kokių replikų ar komentarų. Būna pašnekovas savo šneka į vieną pusę, auditorija miega savo į kitą pusę. Kažkur panašiai 5 amžiuje visa katalikų literatūra buvo perrašyta. Kaip čia teisybės? Buvo pakeista. Tai labai daug teisybės, nes dabar mes turime Evangeliją pagal Matą, pagal Morkų, pagal Joną ir pagal Luką. Kodėl pagal? Patikėkit, Mato Evangelija tikrai niekam nereikalinga. Tai yra viena. Antra. Jeigu Mahometas paliko sustiguotą, sutvarkytą, atšlifuotą tikėjimą, na įveskim seką. Mitologija, tikėjimas ir kai tikėjimas biurokratėja, gaunam religiją. Mitologija, į ją yra įtikima, ir štai tikėjimas biurokratėja, gaunam religiją. Tai tikėjimas biurokratėja ir komercėja, jau galim taip išsireikšti, tada gaunasi religija. Tai visumoj, kokia yra situacija. Nazarietis neužkabino normalios visuomenės dalies. Paskui ėjo valkatus, benamiai, bežemiai, mažažemiai, kaip ir paskui Uljanovo, taip? Ir tas žydas, ir tas žydas. Ir jie surinko tikrai ne tą visuomenės dalį. Beje, grįžkim prie Mahometo. Atšlifuotas, sustiguotas, šventyklos pastatytas, interjeras išspręstas, eksterjeras išspręstas, šventraštis parašytas, šventikai paruošti. Net kelios kartos šventikų yra paruoštos. Ir 63,5 Mahometas išeina. Nazarietis išeina, spjovėsi viską, palikęs juos vidury kelio. Ir jiems beliko nieko kita, kaip užsimti saviveiklą. Ką ir dabar daro 2000 metų. Jis lipa ant kryžiaus parodyti, kaip ant jo reikia užlipti ir kaip nuo jo reikia nulipti. Nu gerai, moteris 3 naktis tepa aliejus, dėl to jis yra pateptasis, Kristos graikiškai yra pateptasis. Nu tas 3 naktis tepė aliejais, siuvo žaizdas, dėjo kompresus. Ir 3 dieną jis jiems pasirodė ir jie jo nepažino. Na, aišku, sultas buvo kaip reikalas, Melas Gibsonas parodė, kaip jis buvo sutalžytas. Galėjo nepažinti, galėjo. Tomas jam dar į žaizdas pirštus sukišo, patikrinta čia tu, gal čia ne tu, gal čia netikras. Jis jam sugrūda, reiškia, į tas žaizdas pirštus, įsitikina, kad tikras, ką sako Nazarietis, eikit, nu ten daug pipi, idiotai, po to vėl pipi ir vėl idiotai. Nieko nesuprato, sako, pakilo į dangų, jis taip lėtai ir nuėjo koja už kojos į Kašmyrą, iš kur ir atėjo. Kašmyrė jums parodys Isos kapą. Isuso kapą jums parodys Kašmyrį.
Tai yra, šitie palikti kelio dulkėse iš tikrųjų pradėjo stipriai blaškytis, neskyrim nuo Mahometo, jie buvo visiškai palikti saviveiklai. Klojimo teatras tai vadinasi, kuris trunka jau 2000 metų. Ir tame teatre galima viskas, galima bet koks fanatizmas, bet kokia saviveikla, nes nėra nurodymų. Nes yra tiesiog, jie lieka kelio dulkėse, visi 12 lieka kelio dulkėse, o mokytojas nueina. Jis neįtakoja šventyklų statymo, šventyklų interjerų, šventyklų eksterjerų. Jis neįtakoja šventraščio rašymo. Jis net nežinojo, kas bus užrašyta, ką jie suprato ir kiek jie suprato. Kita vertus, nekuriems mokiniams reikėjo skubėti mokytis rašyti, nes jie buvo beraščiai. Aš jau sakiau, jis užkabino ne tą visuomenės dalį. Tai vat, kad tie, kurie jau pramoko, patristikos laikais, 5 amžius yra patristikos laikas, taip? Patristikos laikais padres, reiškia, šiek tiek prakutė tokie mokytojai, po to formuojasi scholastika, taip, po patristikos. Scholastika tai skūl, mokykla, tai yra vienuolynas ir biblioteka, tai jau scholastika. O patristikos laikais, kada patristikai nugalėjo gnostikus, tai buvo imtasi radikaliai peržiūrėti viskas, kas iki to laiko buvo parašyta. Bet parašyta buvo nedaug. Nes praktiškai nei vienas, išskyrus Tomą, nei vienas iš jų rašyti nemokėjo. Tai va toks būtų atsakymas į jūsų klausimą. Dabar... Nu, matot, Judas buvo baigęs aukštuosius mokslus, bet ekonomikos mokslus. Ir Judas... Ten rašyti nemoka, ne? Ir Judas daugiau buvo ūkvedys, raštvedys, ūkvedys ir, nu, sakytume, kancleris tos organizacijos. Tai daugiau, jam mažai te rūpėjo, ką mokytojas kalba, jam daugiau rūpėjo, kiek yra surenkama pinigų ir kaip jie bus paskirstyti. Tai tas dalykas buvo taip. Dabar, nu, dar vienas toks fragmentas, tarkim, 9 metus paminėjom, nu, paminėkim 10 metus, pažiūrėkim, kas čia vyko Lietuvoje. Na, 10 metais, Liepos 15 dieną, Žalgirio kautynių 600-osios metinės. Taip, rezultate filmo neturim, išleido porą alaus rūšių, Skarbonkė alaus išleido 1,40 ir dar kažkokia alaus, Gubernija berods išleido kažkokią ten alaus. Filmo pinigus išpurškėm fejerverkais ant katedros stogo. Nu gerai, Liepos 15, jau sakiau, kad mūsų protėviai ieškojo akimis paskant pilvo kryžius ir reikia uždaužyti mikliai. Dabar Liepos 15, po 600 metų, lietuviai, tų žmonių vaikaičiai, sėdi šventyklose, ant kurių kryžius ant stogo, ant altoriaus, ant fasado. Taigi protėviai kapos susivartys. Jie aukojo gyvybės, kad tie su kryžiais ant pilvų nepraeitų, o lietuviai Liepos 15 dieną sulindė į katedras. Už ką jie meldžiasi? Ar už tuos, kurie atėjo žudyti mus, ar už mūsų tėvus? Kyla klausimas, už ką jie dabar meldžiasi. Na ir mes padarėm akciją, galite surinkti Google'e krikščionybė Lietuvoje okupacinė. Buvo surinkta 3 grupės po 9 žmonės, tiesa vienoje grupėje buvo 8 žmonės, 9, 9, 8. Greitai buvo nusivilkti, reiškia, megztiniai ir čia ant marškinėlių buvo parašyta krikščionybė Lietuvoje okupacija. Išbėga iš bažnyčios kunigas, jūs trukdant parapijiečiams susikaupti. Sakau, ateikit kunigė, pasidarysim fotosesiją. Sakau, beje, mes stovim tylomis, mes niekam netrukdom. Jis pabėgo atgal į bažnyčią. Ateina 2 policininkai mūsų rišti. Sakau, ponas pareigūnas, stokit prie to 8 būsi 9, mes jūs nufotografuosim. Sakau, jūs pareigūnas stokit čia per vidurį, nes mes pažeisime įstatymą. Visuomenės reakcija buvo įdomi. Tik tai mūsų reakcija buvo tragiška. Mes taip ir nesupratom, už ką meldėsi lietuviai.
Už žudikus ar už tėvus ir brolius? Tai buvo paskutinė pagonių pergalė. Tai buvo paskutinė diena, kada, sakykime, aš sakyčiau, gaila, kad Žalgirio kautynėse nebuvo domininkonų ir pranciškonų. Jie irgi būtų gerai gavę galvon, būtų gerai sulupti ir dabar jų nebūtų. Gaila, kad ten buvo tik tai teutonai. Žinot, kaip iš tikrųjų vadinasi teutono ordinas? Kryžiuočio ordinas. Mergelės Marijos ordinas. Taip, tai mes jų garbiai, žudikų, skerdikų ir prievartautojų garbiai gal šitą žemę pavadino Mergelės Marijos žemė. Tai yra Marijos žemė. Ne? Įdomiai pasielgiam, ne? Jie 200 metų žudė, degino, skerdė, žagino. Žudė, degino, skerdė, žagino. Tai pasakyk 200 kartų. Žiūrėsiu, kaip jums patiks. O po to mes būtent žudikų ir skerdikų garbiai šitą žemę taip ir pavadinom. Šaunuoliai. Dvelkia religinių fanatizmų, dvelkia lietuviai fanatiški šiaip jau biški. Jiem leisk melstis. Čia aš vienoje konferencijoje kalbėjau, kad beje Kaune. Sakau, neprotinga Lietuvą šaukti Marijos žemė. Sakau, man labai nepatiko, kai nebuvo socialistinė Lietuva. Dabar Marijos žemė, sakau, ar gali būti Lietuva būti paprasčiausiai Lietuva? Sako, kodėl jums nepatinka? Sakau, dėl to, kad Denas Braunas įrodė ir parodė, kad Nazarietis turėjo vaikų. Dabar vaikų vaikaičiai gali sakyti, atiduokit mums močiutę žemę. Nekelias apgriuvusias sinagogas, nekelias užlaidotas kapines, o visą žemę. Sakau, labiausiai nukentės Marijampolės gyventojai. Kodėl? Sakau, dėl to, kad tai taps Šiaurės Jeruzalė, o Lietuva taps Izraelio protektoratas. Nes jūs patys tai pasakėte, kad tai yra močiutė žemė. Ne? Šaunuoliai. Tokie paišdykavimai. Na, o dabar Lietuva. Čia toks paišdykavimas dar buvo darytas 10 metais, lapkričio. Čia jau atsakymas, lapkričio 16 dieną, o mes lapkričio 5 dieną nusinčiame į Varėnos savivaldybę prašymą prie Pirčiukų paminklo leisti